Nu, bandom praeit. Pėsčiųjų taku. Skelbamo. Panašu praeisim, gal net nebežiūrėsim. Dabar jau. Aišku, čia kaip staigdytų tašės. 15 kilometrų. Let's go, važiuojam. Vaikėzai šėlsta, visi juodi. Labai apsirengę. Dibas vyksta, užsakovas su statybininku apsitarinėja. Gilaž. Visus niuansus. Viskas tvarkingai. Sakant, iš anksto apsitarė, kaip kas bus daroma ir tada daroma. Jau nepark. Pažiūrėsim šitą. Kelis. Kačių netrūksta. Gražus parkelis. Pasikabinsi. Ir gaidžiai su vištom ganosi, ir katės, ir jūra. Viskas, ko reikia. Tik prie jūros norėtųsi galėtų patogiai nuriedėti. O šitaip. Toks būtų noras. Bet ne visada viskas pagal norus. Dažnai būna viskas ir pagal galimybės. Tiek stumtis. Opa. Būtų labai smagu nenulėkti tik tai. Randa status laiptai. Pusę įveikėm. Dar liko šiek tiek. Nu, galim važiuot. Viskas liuks. Vėl ant jūros iššokom. Pasaka svarbiausia, kad tik tai paskui nereiktų tais laiptais užkilt. O čia esminis momentas. Bet tai dviračių takas, tai turėtų būti čia viskas normaliai. 20 km įveikėm. Štai kokia prieklauka. Laiveliai žuvim kvepia. Vau. Čia va palapiniai begalė vietos pasistatyti.